Nu, tai ką, gurs. Nu, va, randi žemėje, tai ką tu įkreipi dėmesį? Tokį. Akmenukas. Nu, nuspėjau, gerai atversiu. Nušlifuosiu. Tai reikia visus šlifuoti dabar akmenis. Nu, randi pašlifuok, rasi įdomų dalykų. Čia dirbtas iš biržų. O čia kas granitas? Ne, čia šparas. Ne, čia kristalizuojasi magma, kada jis skysta, tai va, susisluoksniuoja sudėtis. Tai čia kiekvienam akmenį taip? Ne kiekvienam, čia kitos kilmės, jinai, reiškia, įsivaizduoji, skysta va, lava, jinai gulėjo. Nu, tai iš kur čia, iš Uralo? Neatsimenu, daug kur yra, nu kur kalnų, tai nebūtinai turi būti kalnuose, nu gelmėse. Bet Lietuvoje ne. Gal ir Lietuvoje reikia pasižiūrėti ten. O čia iš biržų, kada tu čia Biržų, nu aš atsivežiau, čia žinai, šitas akmuo yra 51-2 metų rastas, manau, kadangi aš aspirantūrų buvau. Tai jų ten pilna, ten ir kur. Nu, pilna, va rasukė. O čia šitas, kur čia? Pavažiuokim, kada į biržų kraštą, tai pamatysim. Nu, man čia įvairūs suvenyrai. Bet čia ne iš Lietuvos. Ne iš Lietuvos, čia iš visos. Ir akmenukai ne iš Lietuvos? Ne. Va, tas iš Graikijos. O sudėtis apie klintis. O iš ko tenais? Nu, klintis, nu, karbonatinis. O čia? Pašlipuoja. O šitą? Ai, čia tai marmuras. Marmuras. Ai, Čekijos. Jo. Pašlipuota, nu, taigi ir marmuras, bet kodėl toks sluoksniuota. Klintys, marmuras mažai, kur ten skiriasi. Čia Uralo. O Uralo, kas čia per akmuo? Juodas akmuo. Matai, kaip pašlipuoja įranda. O tai kaip jisai vadina? Neatsimenu šito, kaip mes. Tai daugiau ir nebeturi. Aš kažkada tai turėjau tavo kolekciją, tą akmenukų tokia, atsimenu net. Net buvo šitą pusiau brangakmenių kažkokiu. Pašlipuoja, nušlipuoja, pasidaro brangakmenį.